Labas, Katerina. Pabandysiu tau pažiūrėti. Kaip tau sekasi, kas naujo atsiveria? Na, pažiūrėkim, kokiose energijose tu esi. Wow, super. Dirbam. Viskas gerai, viskas puiku, bet biški nuoboduliukas gali imti. Kai diena ta pati ir ta pati, nieko naujo nevyksta, bet už tai geras pinigas, labai geras. Žiūrėk, nežinau, ant kiek jis yra geras, bet šitą kortą rodo, kad jis yra geras, stabilus, didelis šansai. Galbūt kažką pirksit, nes labai didelis šansas, ne? Čia galit pirkti tik sau, ne kažkam kitam, o sau. Rūpinsitės, gerai, tada sakysiu vienaskaitą, ne? Rūpinsitės tik savim ir savo... Taip, kol kas yra viskas labai gerai. Tvarkoj. Kokias tai yra galimybės? Nežiūriu kažkokias tai wow galimybės. Su kuo tai susijusios šios galimybės? Su pinigais, tai čia labai gerai, kad su pinigais. Nėra šešas. Kažkaip lėtokai, ne? Lėtokai viskas juda, kas čia yra. Judėjimas atsidarys. Kad kol kas dar neįsisukai, nieko baisaus, judėjimas atsidarys. Nežinau, galbūt čia mintis labai trukdo, ne, kažkokie baimės ir pergyvenimai, nes va čia rodo, kad žiūrėk, aš nežinau, ant kiek stipriai, ant kiek tai pagal laiką gali būti, bet gan stipriai ir gan staigiai atsidarys judėjimas. Galbūt klientų turėsi, ne, galbūt dar kažkas, bet taip staigiai gali atsidaryti judėjimas. Taip. Tvarkoj, kas dar tavęs laukia? Nu, su darbais viskas gerai. Sakau, jeigu ieškosi klientūros, tai tikrai palanku. Dabar su santykiais. Kas negerai santykiuose? Kažkokie kariaujam, ginamės. Galbūt prasideda tas, kad tu jau supranti, ko tavo vaikinas nori, koks jis yra ir kokia esu aš, prasideda gynyba. Gynimas savo pozicijos, savo teritorijos, savo minčių. Aš noriu tik taip, kaip aš noriu. Tu man neaiškini, kodėl tu man aiškini. Žodžiu, dabar bandykim sužinoti, ar pavyks jums susitarti, nes dabar jau vyksta kova kažkokia. Galbūt konkurencija vyksta tarp jūsų, ne? Kame čia dar esmė? Nuobodoka, ne, jau pasidarė santykiuose, jau, nebenoriu šitų santykių. Jau nebežinau, ko noriu, jau nieko nežinau, jau, žinai, nebėra tų spalvų, kai buvo pirmam laikotarpiu, ne, dabar jau, plaukiam pagal tiekmę ir viskas. Daugiau tarsi arba nenori matyti, arba nenori žinot, arba pati tiesiog esi toj pozicijoje, kad yra kaip yra. Bet tas yra kaip yra, bet yra ar tai nuobodu, arba tiesiog nebeliko to tokio romantiškumo. Ir dabar rinkiesi tu čia, ką tu rinkiesi? Wow. Dabar žiūrėk. Galimai. Pas tave atjos štai toks riteris, kuris tarp jūsų galėjo iš seniau būti kažkokie tai jau santykiai užsilikę. Galbūt tai buvęs, galbūt dar buvęs. Žodžiu, vyrukas, kuris dabar yra toli, jūs jau seniai pažįstami. Tai ir bus su juo bendravimas, bus su juo galbūt netgi ir susitikimas. Arba tu labai apie tai galvoji daug.
labai daug apie tai svajoji, galvoji, įsivaizduoji, kaip tai galėtų būti, kaip tu norėtum, ne? O vyrukas, ir čia man jau antrą kartą rodo, kad čia kelias uždarytas. Dabar apie tą vyruką, apie kurį kalbu, aš neįsivaizduoju, bet tu paklausyk. Dabar šitas vyrukas, štai, jis už tave yra vyresnis, galimai vyresnis, pagal kortą, tai matai koks senukas, galimai jis yra vyresnis, bet drūtas, greitas, spontaniškas, bet jis yra labai melagingas ir apgavingas. Tad pagalvok, ar tikrai tu nori su juo susitikti. Neprisigalvok, jeigu jis tau klėdės apie ateitį. Kaip bus viskas gražu, kaip bus viskas nuostabu, gal grįž, gal pabūnam, čia yra melas. Visiškas melas. Neverta tikėti kažkokiom ateities perspektyvom. Jo. O kągi šitas vyrukas, ką jis tau paruošęs yra, ne, vis tiek, jeigu ir meluoja, bet įdomu, ką jis tau paruošęs. Nieko. Nieko. Visų pirma, jis yra labai nebrandus ir moka tik kalbėti. Visų antra, situacija tikrai nulinė mirtis, ten nieko nėra. Ir visų trečia, jis dar nori tave apkrauti savo problemų. Savo rūpesčiai, savo problemom, apkrauti, kad, vienam matyt labai sudėtinga. Tai, kad nepasimauk ant kažkokio žmogaus pažadų. Tvarkoj, kas dar? Dar biškį mestelkim. Vat aš norėjau kitą temą perklaut, man neduoda kitos temos. Dabar vėl grįžtam prie to paties, dar neišėjom šitą. Žodžiu, vėl mums rodo, kad būsi tarp pasirinkimų. Meilės rytyje, būsi tarp pasirinkimų. Dabar žiūrėk. Jeigu tu turi sapnus, tai atkreip dėmesį į sapnus, nes kol kas yra kažkokia galimai apsauga ant šito, todėl kad tu, dar nežinai, ką rinktis, nesupranti kažko tai, nematai kažko tai. Ir kas čia? Žodžiu, abejoji. Bet kaip ir sako, nereikia skubėti išeiti iš ten, kur tu esi. Ten, kur tu esi, kol kas yra stabilu ir gerai. Kaip ir vėl rodo devynios lazdos, kad kol kas keisti nieko nereikėtų. Dar nesubrendai, dar esi ganėtinai jauna ir tą liepsnelę tau ją reikia mokintis dar ir valdyti, mokintis savo jausmus valdyti, mokintis įvairių dalykų su savo jausmais ir dar reikia išmokti analizuoti save, kaip jautiesi su kažko. Kaip su anuo jautiesi, kaip dabar jautiesi, kaip kodėl. Supranti, tą tokią analizę reikėtų jungti ir niekur neskubėti. Taip, niekur neskubėti, nes tau ir nepavyks niekur paskubėti. Pas tave kelias ant šito yra uždarytas. Tad jeigu netgi norėtum pakeisti partnerį, tai ne, kategoriškai ne. Dabar, kas dar? Kol kas tu turi partnerį ir jo turi pilnai užtekti. Žiūrėk, kokia graža. Graža tu esi, matai? Saulytė turi būti viskas gerai santykiuose, bet tą grožį reikia dar išvelgti. Būna, kad atsibosta tas pats per tą patį, niekas nesikeičia ir tu nežinai, kaip iš to išeiti, kaip bent kažką pakeisti. Čia, ko gero, kaip patarimą, būtų gerai išeiti į gamtą, daugiau laiko praleisti gamtoje pagal galimybes, kažkur patostagauti, pabūt miške, kažkur prie ežero, daugiau leisti laiką gamtoje.
Vyrukas jau yra nusisukęs, aš tau parodysiu. Kas yra? Taip analizuot galima, žiūrėk. Reiškia, vyksta va taip. Žiūrėk. Dabar per kamerą, va, žiūrėk. Štai esi tu, aš tai yra vyrukas, jis jau nuo tavęs nusisukęs. O tu sėdi normaliai, ane? Tai jau yra negerai kažkas. Kažko tai gali būti, kad jis jau galvoja apie praeitį labiau, ane? Galvoja kažką irgi apie kažkokias kitokias akimirkas. Kažkas jau yra negerai. Nu, žiūrėk, gali pradėti bendrauti su kitais. Nes jam kažko tai pasidarė per sunku. Gali pasipilti apkalbos. Ne? Šiandien kortus krenta. Gali pasipilti apkalbos, nužiūrėjimai įvairi, ten, pavyzdžiui, kaimynai nužiūri, jau kalbinėjasi, tėvai ten kalbinėjasi, apkalbinėja, nužiūrinėja, kas kur, kada, nebėra. Ir kad gali matyti, kokie jūs skirtingi, kad jums labai sunku, ir va tai stenkitės iš namų nieko neišnešti. Nesvarbu, kaip būtų sunku, kaip būtų kažkokie ten barniai ir nesusipratimai, bet jau kyla vjurčikas, jau jūs aptarinėja. Tvarkoj. Davai-ką iš šito pabandykim išeiti ir aš noriu užduoti įdomų klausimą. Ar tu turi tikrų draugų, ane? Aš vieną man kitą. Tvarkoj. Ar tu turi tikrų draugų? Dabar žiūrėk. Nežinau, kaip tai traktuoti, tavo draugai yra tavo, abu vyrai, žiūrėk. Va tavo draugai. Vyrai. Dabar taip, arba tai yra du vyrai realiai. Vienas yra lėtas, turtingas, gali jau turėti kažkas savo, tačiau jį labai sunku yra prakalbinti, jį labai sunku yra ištraukti kažkur, todėl kad jis pastoviai gali būti užsiėmęs ir neišeiti iš namų. Kitas yra šalto proto, irgi nepajudinamas, bet logiškas, protingas, tvarkingas, su juo viskas gerai, bet jis yra labai šaltas. Ir aš klausiu apie draugus, tai man rodo, kad šitie abu žmonės tau yra labai svarbus ir to lygiai svarbus, vienodai svarbus. Bet visgi aš noriu paklausti, ar tu turi draugų, ne? Vat, vieną damą tu turi. Jeigu dar atrodo, kad neturi, kažkokia draugė, buvusi ar kažkokia galbūt susipykę ar ką, gali grįžti kažkokia draugė iš seniau. Šita draugė, jinai, dabar man nerodo jokių pykčių, tai aš juos ir nekalbėsiu. Žodžiu, jinai ateis su tokiu žodžiu, po ilgos pertraukos. Nežinau, kažkaip ilgai nebendrauti. Po ilgo tokio, jinai dar vis yra kažkiek nuo tavęs vėl nusisukusi, todėl kad dama, todėl kad dama arba dirbant ir neturi laiko, nes mums nerodo jokio pykčio. Tai vat galbūt neturi laiko, arba, žiūrėkim dugne, dėl ko negrįž, arba kai jai prispaus problemos, vat pas ją santykiai gali išbirėti, vat išbirės santykiai ir tada pas tave ateis. Va. Tai jinai tau tikra draugė ar netikra? Oi, Oskar. Netikras draugas taip nedarytų, ne? Ai, jinai ateis pagalbos ir tiek. Ai, netikra ar netikra? Ne, žinok. Jinai irgi nepasakyčiau, aš nepasakyčiau, kad jinai prie tų tikrų. Ne, jinai netikra yra draugė, bet jinai ta, kur eina per galvas. Ta, kur, bet jinai labai pavydė, jinai vat atsargiau su šita dama. Šita dama yra, žiūrėk, nors čia mes turim ir, gali būti netgi dvi damos, viena tamsiaplaukė, kita šviesiaplaukė, žiūrėk. Tai gali būti viena ta pati dama
Arba dvi va tokias damos. Bet nei viena, nei kita nėra gera. Žodžiu, jos nesuperinės pas tave. Labai pavydžius. Tvarkoj. Ką dar tau pasakyti? Nu, žiūrėkim, ką dar parodys. Aha, verdiktus, darysi verdiktus. Nu, dabar žiūrėk, kažkas gali, kaip sakau, vėl man du vyrukai tie patys krenta. Man vis tiek nepalieka tos temos ramybėje, žodžiu, du vyrukai, kurie dar sukinėšės tavo gyvenime, kurie, nu, žiūrėk, netgi kaip įdomi, abu žiūri į tavo pusę, abu, o, gal tik nesimato, matai, matai, parodysiu, gal dabar, matai, abu į vieną pusę žiūri, abu. Tai vat, bet ir abu, greičiausiai, kad buvę, nes abu nusivylę, ne, jau turi nuomonę apie tave, taip įdomiai, ir abiem, galbūt buvo tie santykiai trumpalaikiai, ne, greitai praėjo jie, greitai įėjo į krizę ir jie greitai pasibaigė, labai staigiai, nes buvo krizė, skirybos, tapolia, nu viskas čia, viskas baigėsi, tvarkoj. Tai va, ką aš tau norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, tuoj duosiu, aš viską duosiu. Norėjau pasakyti, kad kol kas nekeisk vyrukų, kol kas tavo imperatorius yra, vat kol kas jis verda košę, viskas yra su juo gerai. Nu, problemos jos niekada neišnyks, jos vis laik bus, teks mokintis kažką, bet kol kas jausmai verda, kol kas, nesišvečia biškį. Kol kas yra viskas gerai, kol kas niekas neužgeso, nors iki viršų bus, pykčių bus, visko bus labai daug tokių aštrių momentų, teks perlaukti, teks kažkaip aukotis, teks kažkaip suktis, pabandyk naujų metodikų, jeigu matai, kad nesusikalbi, pabandyk pakeisti, aš nekalbu apie minčių keitimą, nes čia yra labai sudėtingas dalykas, bet jeigu yra galimybė, pabandyk pasidomėti kažkokiais psichologiniais ėjimais, ne, kažkokiais žodžiais įdomesniais paįvairinti gyvenimą, ne, kažką tokio įdomesnio sugalvok, kaip paįvairinti kasdienį gyvenimą, kad jis būtų įdomesnis. Nes ateini iš darbo ir jau tikrai nieko nesinori, ten eini valgyti padarai, eini gulti, ne? Ir tada prasideda, kodėl tu ateini ir nieko nedarai, kodėl tu ateini ir net man valgyti nepašildai. Nu, va tokių momentų gali atsirasti, ne? Tokių kasdienių, buitiškų, bet galima kažkaip sugalvoti, aš suprantu, kad jaunimas ir ten nieko nesinori galvoti, greit pasakai ir все, eini mauni į lovą. Bet galima, norint, kažką sugalvoti tokio, kad davai padarom kartu. Aš šiandien labai pavargau, bet jeigu kartu, aš padarysiu. Nu, vat kažką va tai tokio, kad užglaistyti tas skylutės, kurios būna, ne, kaip pėdkelnė suplyšta. Staigiai, netyčia ir nežinai, kur, kada, kas atsitiko. Tai vat tokiais pabandyk momentais užglaistyti, nes kol kas tau partnerį keisti tikrai, nu, nėra jokio potencialo, bet dar pabandykite tau kokį patarimą užduoti. Jau. Nu, žodžiu, reiškia, aš pasakiau viską, kad neieškok kitų, nei buvusių, nei būsimų, tau dabar nereikia nieko daryti, tau kol kas reikia arba perlaukti, jeigu yra krizė, arba pabandyti kažką naujo įdiegti į sistemą. Va, taip.